Ne belgas, ne olandas, ne švedas, gal danas? O, tikrai, danas, bet lietuvis. Atsiprašau, užsižaidžiau. O buvo maždaug taip. Vidurio amžiaus krizė. Nu baikit, nemanau. O koks kabrioletas. O gal tokia mašina? Ne, galva skauda. Nu būna skauda. Ne, man ne vidurio amžiaus krizė. Nu tikrai ne. Aš dar per jaunas tam. O gal motociklas? Gerai būtų. Kelionės. Nu kaipgi Orijus nepakeliaus. Pasižiūri ir pats užsimanai. Visi čia keliauja, tik mato. Aš irgi noriu. Alpes. Noriu. Dviračių. O kad ir aplink Lietuvą. Irgi noriu. O, Aurimas. Geras pavyzdys. Nu gerai, čia pavaro. Bet jūrą pamatyti tai tikrai noriu. Gal man vis tik vidurio amžiaus krizė? Ne, nemanau, tikrai. Jūra. Gerai, būtų jūra. Gal kažkaip pigiau? Be automobilio, be lėktuvo, be autobuso. O, matytas vaizdelis. O gal šitaip? Nu tik vis tik gal ne taip vargingai. Bet Timūras. Va. Timūras vaikščioja. Nu daug nuėjo. Irgi geras pavyzdys. Taip, ir kiekgi mes čia dabar galim kaip tinkamai pasiruošti pėsčiųjų žygį. Neįdomu, nuobodu. Taip, vidutinis žėjimo greitis 5 km/h. Taip, įveikiam. Tai gal vis tik pabandykim. Eikim mes tiesiai iš namų. Iš Kuršėnų. Taip, jūra čia. O kam eit per Lietuvą? Gal pavarom per užsienį? Kad ir artima. Va. Per Latviją irgi jūras. Ir atstumas panašus. Ir gal latviškai išmoksim eit. Bet visai būtų dar įdomu. Taip, čia kažkur akmenė, va. Venčių karjerą. Labai norėjau čia jūs pamatyti šį. Va, Venčių karjeras. Va. 8 valandas. Bet vis tik pridėkim kelionės tikslą. Taip, juda. Taip, į šiaurę tiesiai. Taip, čia maždaug būtų. Čia labai daug gal iškai pasukim link Jūrmalos. Va, Tukumas, Štukuma. Čia kažkokia vieta graži. Kodėlgi ten nenai? Nu va, 147, nu tai 150. Pats apvalimas. Per Venčių karjerą, va. Aucė, Jaunpilis, Tukums. Ir mes jau būsim Kastarcieva Peldvieta. Nu, pabandom. Gal susitarsiu su šeima. Taip, 33 valandas, 150, nu tai jeigu 5 km/h, vasara ilgas dienas, taip pat 10 valandų eitume ir dar liktų 14 poilsim ir visiem kitiem reikalam. Taip, 50 km. Nu tai va, kart 3 dienas ir mes jau būsim. Valio? Norėtų. Visai kitaip realybė. Žaliam keliauninkui. Bet nereikia taip nusivilti. Vis tik buvo šis bitas. Viskas. Išsimaudžiau. Bendram rezultate 100 km įveikta. Latvija skersai pereita. Iki. Viskas, aišku, turi savo kainą. Kaina buvo nei didelė, nei maža. Užtat patirties daug įgavom. Pradžia buvo lyg ir logiška. Pirmiausia, mes... Labas, čia aš Danas, lietuvis, ne švedas, ne belgas. Darau testinį žygį. Pirmą kartą gyvenime tokį dalyką. Dabar yra 23 metų, gegužės 7. Beveik pietūs. Temperatūra oro normali. Žygiavim kaip labai faina. Šrito piršnių norėjusi. Dabar jau nereikia. Kuprinė. Kažkur apie 9 kg. Tai pasitikslinsiu. Nesupratau, kad kiekvienas gramas ilgam kely labai daug ką reiškia. Batai nauji.
bus gerai juos dabar pramankštinti. Pasidarysim išvadas. Pasiruošęs emociškai ir šiek tiek fiziškai, susidėjęs reikalingų ir nereikalingų daiktų, aš pradėjau savo žygį. 8 ryte su kuprinė ant pečių startavau iš namų, pilnas energijos ir entuziazmo ir nežinomybės išėjau. Kas laukia, kas bus, kaip mano kūnas elgsis, nieko nežinojau. Tai buvo labai įdomu. Apie kelionę žinojo tik tai šeima, tad pasukęs nuo pagrindinio kelio, kur buvo tyliau, nusprendžiau apie tai prasinešti visam pasauliui. Toli. Kimenčių karjerą. Apsas rodo 7,5 valandas, bet tai negalutinis tikslas. Noriu pamatyti Baltijos jūrą Latvijai. Tai gal šis skersai Latvijos pavyzdį. Gal pavyks, nežinau. Afera prasideda. Pasireklamavęs, šviečiant saulutei, nuostabiu oru, žygiavau toliau. Už Pakštelių kaimo sulaukiau žvyrkelio, kas buvo labai gerai, nes eiti asfalto kelkraščiu nelabai faina. Akmenės ar Šiaulių rajono pakraštyje sutikau paminklą mūsų didvyriams. Atidaviau pagarbą ir ėjau toliau. Tada priėjau Klaišius, o Klaišiuose mane laukė alus. Oi ne, meluoju, alus nelaukė. Ten buvo tik tai bravaras. Gamta jį mato tokį, o aš jį mačiau va tokį. Gražus pastatas buvo ir dabar savotiškai fainas. Turi kažko tokio. Juokauju, čia tik tai dirbtinio intelekto vaizduotės vaisiai. Realybė tokia. Bėgo kilometrai, saulutė švietė, paukščiukai čiulbėjo, buvo faina ir šilta. Vanduo ėjo į pabaigą. Spaigiuose parduotuvės irgi neradau. Pradėjo darytis neramu. Mano daugiau negu 2 litrai vandens atsargos baigė išsekti. Kruopiai iškart pasirodė per mažas kaimas, kad jame būtų parduotuvė. Tad įdėmiai pradėjau žvalgytis, kur čia galėtų pas žmones paprašyti vandens. Sodybos buvo apytuštės, nes buvo popietė ir dar žmonės negrįžę iš darbų. Tad saunorių pirmo kaimo senosios kapinės emociškai man nepadėjo, o ypač vienas bičas, kuris mirė toks jaunas. Ir čia mane aplankė sėkmė. Aš pamačiau ūkininką savo kieme, kuris man maloniai davė vandens. Kelias vedė pro vėjo elektrinių parką ir kaip aš staiga pajutau, jog po kojomis yra kažkoks tai kaip cementas. Iš pradžių nesupratau, bet tada susivokiau, jog esu netoli karjero. Tad negaišęs laiko šalia praėjau, padaręs keletą kadrų iš toli. Pamačiau ir monstrišką ekskavatorių, kuris tikrai galingai atrodo. Aš galų gale atėjau prie naują akmenę. Pro visur, pro laukus, į miestą papuoliau. Eisim ieškoti vandens. Ir vakminės. 45 km atleita. Savijauta beveik gera. Kaip rytoj bus, neįsivaizduoju. Gal išsiridensiu iš miegmaišio. Akmenės centre nusipirkau gaivią vakarienę, ant pievutės po medeliu pavalgiau ir norėjau pasiekti savo tikslą, kažkodėl tai būtent 50 km. Kai 50 km praėjau, buvau jau už akmenės ir prasidėjo žinoma laukai. Tad teko paėti dar gerą porą kilometrų, kad prieičiau gyvenvietę, kur jau buvo gana vėlus vakaras.
kaip vasarą. Ir žmonės vis tik priėmė ant pievutės tvarkingai, gražiai. Man nakvynei vietą davė. Buvo viskas gerai iki tol, kol nenusėviau bato. Kai nusėviau, supratau, kad kažin kaip čia rytoj bus. Ką reiks daryti? Bet kuriuo atveju pirmiausia pernakvojau, visas pūsles užsitvarsčiau su pleistru, specialiai turėjau nusipirkęs jau tam. Tad liko laukti rytojaus. Fantastiška vieta, kaip pirmam kartui. Ir dar prūdelis, bandysim kojas pamerkti. Šitas dulkėtas. Jau pamiršau, koks buvau pavargęs. Tai ne taip kaip šitas bičas iš dirbtinio intelekto. O ryte buvo taip. Labas visiems. Vakar nuėjau 502 km. Tai asmeninis rekordas, pirmasis. Nemanau, kad tiek reikia. 4 pūslės. Tai su ta jūra nežinau, kaip baigsis. O iki Latvijos artimiausio miestelio Austrijos ketinu šiandien tikrai nueiti. Tad palinkėkite sėkmės. Iki. Atėjau prie Latvijos. Ir štai pasienis. Perėjau iškilmingai pakėlęs galvą į Latviją, apsimetęs, kad man nieko neskauda ir kad aš nepavargęs. Bet vis tiek buvo žiauriai smagu. Savom kojom pasiekiau bent jau Latviją. Pūslės, aišku, jau davė savo rezultatų, kad ir labai dažnai keičiau kojines, ko nedariau pirmąją dieną. Jau nebepadėjo. Jų pūslės pradėjo daugintis. Kažkas su jom tokio stebuklingo pasidarė. Štai šitaip įsivaizduoja Latvija dirbtinis intelektas. Realybė tikrai gražesnė. Aucija buvo pietų metas ir radęs tinkamą kavinę, užėjau pasikrauti telefoną bei energijos. Bandžiau užsisakyti kalbomis, kurias mokėjau, o barmenė man sako, gal davai kalbam lietuviškai. Likau maloniai nustebęs ir užsisakiau šaltibarščių ir karbonadą. Buvo tikrai skanu. Už Viecaucės ėjo vien laukai ir miškai, tad į dienos pabaigą jau pradėjau žvalgytis vietos, kur galėčiau baigti kelionę, kad būtų lengviau įsiminti, kur ją pratęsiu. Ir Jekšpeterio stotelėje nusprendžiau viskas. Šiam etapui užteks. Tad beliko sulaukti transporto ir tarti baigiamąjį etapo žodį. Labas vakaras. Jekšpeterio stotelė. Laukiam transporto. 34,5 km šiandieną įveikti. Pūslių pridėrėjo dar daugiau. Tad nežinodamas, kaip elgsis organizmas su jomis, neberizikuosiu ir baigsiu savo šiandieną žygį. Pratęsiu įsigydęs žaizdas, liks kažkur apie 70 km, pats tas 2 dienom pagal šių dienų 2 praktiką. Iki. O čia pirmo etapo rezultatas. Priskaičiavau tada 14 jų. Išsigydžiau per geras 2 savaitės. Artėjant rudeniui nieko nebelaukiau. Susiplanavau savaitgalį pabaigti savo žygį. Kuprinę prisidėjau kuo mažiau, svarbiausia daugiau kojinių ir vandens pakanka. Labas. Tęsime. Sugrįžau. Jekšpeteris stotelė. Tęsime toliau. Labai noriu jūrą pamatyti. Va, visas sveikas, beveik gražus. Tęsime. Va ten, va, į šiaurę. Buvo šeštadienio rytas. Pagal prognozę turėjo palynoti, bet ne visą dieną. Taip ir buvo iš ryto, o paskui iki pačio vakaro lyjo daugiau ar mažiau.
Ir štai kas mane pasitiko Latvijoje. Baisu net pažiūrėti. Ir kaip aš išlikau gyvas. O ne, juokauju, dirbtinio intelekto parodijas. Iš tikrųjų, tai buvo didelė ir galimai skani sraigė. Lietus lijo, bet ryžto nemažino. Rūbai buvo tam pritaikyti, tik trūko lietpalčio gero. Pakelės radiniai, kas buvo neeilinė šiukšlė, mane šiek tiek ir nustebindavo. Pradėjus smarkiau lyti, pamačius tinkamą tam pastogę, žinoma, kad pasinaudojau ją ir truputį luktelėjau. Prieš Jaunpils dar pamačiau tikrai gražų saulėgrąžų lauką, kas man priminė Ukrainą. Bėgo kilometrai valandos ir artėjant prie Jaunpils supratau, kad čia tikrai bus gerai pavalgyti. Susiradau barą, kavinę, skaniai pavalgęs, praėjau netoli Jaunpils pilies. Ne šitos. Čia vėl dirbtinis intelektas. Va, šitos va tikrai. Ir gerdamas latvišką kvasą, tiesiog kelionė toliau. Ir beeidamas kažkaip pasijutau nejaukiai. O tai buvo kalta audra, kuri buvo ir Lietuvoje įsisukusi. Lietus nerimo, tad Baskių gyvenvietėje sutikęs labai gerą stotelę, paverčiau ją savo poilsiavietę. Beveik viešbutis. Atsikvėpęs ir supratęs, kad jau reikia užkasti vakarienės, ieškojau, kur tai būtų galima padaryti. Radęs degalinę, nusipirkau vakarienę ir pavalgęs tęsiau kelionę, jau ieškodamas, kurgi galėčiau nakvoti. Tad prie Degolės dvaro posūkio buvo potenciali sodyba nakvynei. Pakalbėjęs su gyventojais, supratau, kad nieko čia nepešia. Pasukau toliau nuo pagrindinio kelio link Degolės dvaro ir neapsirikau. Šalia dvaro sodyboje žmonės mane priėmė, davė plotą, elektrą, atvedė prailgintuvų ir net vakarienę gavau. Pavalgęs skaniai, pasistatęs palapinę, pažiūrėjau į savo kojas. Buvo viskas gerai, tik viena pūslė. Tad su gera priežiūra ir daug kojinių keitimų, lyjant lietui ir galima nueiti saugiai 40 km. Tad su ta džiugia žinia lietingą naktį praleidau sausai, nebijodamas, kad liksiu šlapęs. Ir atėjo rytas. Gavau kavos, atsisveikinęs, padėkojęs, išėjau. Paskutinį etapą, 31 km likęs, tad iki vakaro pasieksiu. Ten greičiausiai lauks mane jau šeimyna. Ką, išsimaudysim jūrom ir grįšim namo. Tikėtina su mažai puslių. Ieškau džiovyklės kojinėm mobilios, nes dabar iki rankos nešti džiovinti. Kas žinote, parneškite. Kadangi vėlai išėjau, tai Tukumą pasiekiau per pietus. Senamiestyje susiradęs valgyklą, pavalgiau. Oras buvo fantastiškas palyginus su vakarykšte diena, tad desertui ledai buvo pats tas. Beeinant iš miesto sutikau ateivius. Juokauju, tai buvo skulptūra panaši į ateivių laivą. Artėjant prie jūros, sumaniau paskraidyti dronu. Tik tai kažin ar mokėjau, nes ženklas sustabdė. Na ir štai pagaliau paskutinė gyvenvietė prie jūros. Aš jau baiginėjau žygį, paskutiniai žingsniai ir tikslas bus pasiektas. Nu ką, atėjau. Štai jūra. Štai ir aš. Nepažiūrėjau kiek tiksliai, bet virš 30 km. Pūslė tik viena didelė. Tai nieko tokio. Dabar belieka pasidžiaugti finišu ir išsimaudyti. Viskas. Išsimaudžiau. Bendram rezultate 100 km įveikta. Latvija skersai pereita. Iki.